Šį gražų ir pakankamai vėsų pavasario rytą nusprendžiau pradėti nuo velkiavimo dideliais masalais. Ir ant vienos iš meškerių pritaisiau povandeninę kamerą, kad dar kartą patyrinėti lydekų elgesį po vandeniu. Ant meškerės su povandeninė kamera uždėjau Mofish Follow guminuką Ukrainos vėliavos spalvų. Jis gerai užsirekomendavo šį pavasarį. Tiesa, pirmojo kibimo sulaukiau ant meškerės be kameros. Kibimas pirmas ant didelio masalo, nepasikirto, matai, žuvis mažesnė. Ir kablys ten tik vienas, tai pasitaikys tų šių kibimų. Bet vilku prie pat žolių, tai nenori dėti papildomo kablio dar vieno. Labai daug kabinsis tada. Turbūt pastebėjote, kad bešnekėdamas praleidau kibimo ant kitos meškerės. Nagi pažiūrėkime, kas ten vyko po vandeniu. Tolumoje jau galima įžiūrėti lydeką, kuri pradeda persekioti masalą. Jinai netakuoja iš karto, pradžioje stebi grobį, bet neilgai trukus atlieka puolimą. Masalą griebė pakankamai godžiai ir užtikrintai ir tik per stebuklą išvengė kablių. Kibimas ant povandeninės kameros. O čia jau linksmiau. Stabdis nesureguliuotas, čia tokia meškerė nebaisiai daug naudojama. Ir nieko žuvis. Opa. Va čia tai sėkmė. Yra. Tikiuosi nusifilmavo. Guma Mofish, nauja Ukrainos spalva veikia. Štai ir lydekaitė. Gera ant povandeninės kameros. Šiandien velkiauju, tam, kad nufilmuoti jums povandeninių vaizdų daugiau. Ir man pasisekė. Antras kibimas išplaukiau čia per pusvalandį, gal porą kibimų gavau. Tai daug nešniukų, varau toliau. Kokia valandėlė be kibimų praėjo. Oras nuostabus, vėjo nėra, saulė šviečia,
Rytas tiesa šaltas, o dar su kapišonu, bet žada šilti. Tai gali būti, kad ir link pietų dar sujudės žuvis. Aišku, to vėjo labai nedaug, malonu šiaip, bet žvejybai nelabai gerai. Bet žiūrėsim, norėtųsi dar bent vieną žuvį pagauti, o dar geriau su povandeninė kamera. Tai tęsiu toliau. Palei Meldus plaukiu su 2 meškerėm ir bandom pagauti kažką. Kažkas panašaus į kibimą buvo. Vos pastumė masalą. Jau antrą kartą parodysiu patougumą. Jinai tokia didesnė, plati. Tai jau tai būna su jai. Ten laukiu didesnės lydekos. Man šitos gumos buvo kibimas. Jinai didelė, plati ir vienas kablys tik tai yra. Tai mažesniam lydekam truputį per riebus kąsnis. Sakyčiau, ir dar vienas kibimas buvo. Bet mažas lydekaitės nepraryja tos gumos didelės. Kibimas. Gerai ranką davė, bet vėl neužsikabino. Dabar jau Mofish, Ukrainos spalva, bet vis tiek nepasikirto. Kažkaip pastaruoju metu daug tuščių kibimų. Vėjas neblogai pakilo, gal tai ir lėmė biškį, kad čia kibimų gavau pastaruoju metu keletą. Kibimą gerą gavau. Kažkaip tai nepasikerta šiandien niekaip. Nors tu ką. Kalė gerai šį kartą. Ir išgreitinau taip stipriai, nes biškį čia apiplaukinėjau tokį saklumą. Kalė neblogai. Užsidėjau kitą gumą tokią. Ir iš karto suveikė. Jo, va, žiūrėkit, kaip susuko. Iš galo dėjo ir kablys užsidarė ir dėl to neužsikabino. Taip ir baigėsi ši žvejyba.
Paskutinis kibimas, manau, galėjo ją iš esmės pakeisti, nes smūgį turėjau stiprų, bet tokia jau ta žvejyba. Džiaugiuosi, kad bent povandeninį kibimą šį kartą pasisekė nufilmuoti. O šiandien jau atsisveikinu, iki kitų kartų.